Sport In. Sportas su tavimi. Sveikinimai jums pirmą nugalėjus. Šeštą kartą ar tikėjotės? Penktą kartą. Tai kad sakėt, šį kartą jau buvo. Ne, dabar penktas kartas. 98, 99, 2005, 2012. Tai ir kaip tokį įvertinimą, vėl laimėjus, kaip jaučiatės? Šauniai, puikiai jaučiuosi. Gerai. Aišku, galvoju, kad vėl laimėsiu, nes iš eilės turbūt vis tiek sunku. Iš eilės sunku negalvojau, šį kartą tikrai ne. Kas pagrindinės varžovės? Valentinė, Ligita Kinkevičienė. Žilinskaitės tikėjusi? Ne, Aglinskaitės labiau tikėjausi. Ar kažkiek ruošiesi tokiam konkursam? Nėra laiko, treniruotės į dieną 2 kartai. Varžybos 5-6 dabar buvo. Tai kur paslaptis tokio taiklumo? Net nežinau, kur. Daug tritaškių metų treniruotėse. Negaliu sakyti, kad metimų būna treniruotės vyksta, tai ir mėtom tada. Kiek daugiausiai iš eilės esat pataikęs? 10 tai visą laiką per treniruotę pataika, jau taip iš eilės. O atsimeni rekordą savo? 24. Kodėl tokia ilga pertrauka tarp 4 ir 5 tipo? Ir kodėl? Prie kartų tikėjusi? Pernai laimėjau. Jo, Tu 12. O taip tai užsienį žaidėm, vaikas gimdžiau. Dėl to ir pertrauka. Bet šiemet į tą konkursą jūs pakvietė... Kaip pernai metų snaiperė. Jo, netiesiogiai, ar ne? Ir šiemet kaip kol kas taikliausia LML čempionato tritaškininkė. Tai intencija lyga kvietė. Nu ką? Ir iš viso tokio žvaigždžių dienos, sakyk, kaip vertini, kad būtent šioje dienoje tenka laimėti? Kaip tokia šventės iš viso įvertinti? Puikiai, smagu, žiūrovams smagu. Ir žaidėjom atrakcija šiek tiek. Yra krepšininkas, su kuriuo norėtum tritaškiais persivesti. Macijauskas. Tai jau baigės krepšinį Nu, pabaigti. baigė. Bet tai nesvarbu. Tai reikia Laimėtum? Vašiškauską pasikviesti. Nežinau. Mes paskelbsim ir pats jausmas galbūt atsilies. Gerai. Ačiū jums. Ačiū.